Pirma dešrytė. Su ko buvo pirma dešrytė? Papriki į pipironį. Eisa. Ir pamirki į kečupą, kad kečupą tik skonį jaustų. Pusrytis pavadinimu kišenė. Nu tai ką, baigėsi mūsų sustojimas Tolkmitsko mieste. Buvom sustoję kempingė, šiaip labai gražus. Nu kaip gražus, tiesiog yra backyardas. Čia pakankamai vietos, yra kur atsėsti, kur pasigaminti valgyti. Yra karštas dušas, yra 2 tualetai, labai rekomenduojama. Vadinasi Milka. Šnekėk lenkiškai, gausi 5 zlotų nuolaidą. Jo, nes lietuviams kainuoja, tiksliau užsieniečiams kainuoja 3-5 zlotai vienam žmogui. Plus ten jeigu ką mašina, plus ten busas, kemperis, žodžiu, daug papildomų pliusų. O jeigu esi lenkas, tai 30 zlotų. Tai make sure you're lenkas. Jaučiuos kaip pemsas. Taip ir yra. Bet širdyje. Tokį biškį itališką vos vaibą. Jeigu nesmailus kampai, žinai, tai mes jie tokie random, visokie seni namukai, town halls. Tipo... Čia taip gali tokia seną dvasią pajaust. Mes neįsim maudytis. Kur? Čia? Šiek tiek yra mešliuko niuansų su žuvies poskoniu ir dar jūros dumblių. Man čia žinai tokia žuvienė išvirta, kuris stovi kokią savaitę. Jau. Tiesiog, šaldytuve. Nu man va, tipo, toks, nežinau, gal aš senai uostęs. Laikas rinkimės video. Hello. Tiesiog toks biški tunelis iš visų pusių aplinkui. Šiaip įdomu, kas čia per pastatas.
Ana. Kurio nežinau. Čia jisai pakeliam šitą stulpą. Bet per kurią vietą. Mes pagaliau keliaujame prie jūros. Per šį nuostabų smėlį. Mantas pasipuošė su plavkiam ir tapkiam. Daddy vibes. Dad bod ready. Labai gražu. Ačiū, keliaujame toliau. Jūra plius minus iš garso va ten, bet tikriausiai va ten. Žinoma, pliažo vienis Sąvartynas. Fu, kaip čia smirda. Pirmas šiais metais ėjimas į jūrą. Yeah, it's okay. That's a pure disappointment, guys. Dėl jūros į Gdanską neverta varyti. Verta į Latviją. Footage. Prieš saulę. Kokį vaizdą klipą, kokios dainos tu turi dabar bėgti saulę? Morning in a camp. Kadangi jūs pavėlavote į pusryčius, štai ką mes šiandien valgome. Užtepėlė su kiaušiniu, užtepėlė ir kepta duona su baziliku. Tai yra tostas padarytas va čia. Dešrelė su jalapenais ir sūriu. Šiek tiek kečupo. Saliamis. Kava. 4 diena. Jau papusryčiavome. Jau nusiprausiau, dabar išėjo Mantas. Šiandien kažkokio labai konkretaus plano neturim ir šiandien prognozuoja audrą. Jau gavom žinutę, kad reikėtų ieškoti kažkur šelterio. Lietus planuojamas gerokai popiet, tai pradžioj varom vaikščiot po Gdanską. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Šiaip daug muziejų nedirba. Galvau, kad tai bus mūsų šelteris. Tai I'm not sure about that. Šiandien buvo nusipirkta Lidle. Dobra kalorija. Įtariama, kad tai yra kaip Bounty. Šiam 9 kalorijos. Štai toks įstabus gėrimas. O reivui? Jo. Kaip sakai vadinasi? Ošin? Rave Potion. Rave Potion. Šiandien nereivinsim, bet gal pravers. Rave Potion visiškai kitokios spalvos. Collagen drink. Viskas iš Lidlo. Salotos. Tupubere. Agurkai. Nuostabus ryžių trapučiai. Su nuostabiu sūris. Mini pita. Tokios va mini mikropitos.
smoothies. Nežinau, man tas rinko, aš nežinau, koks jos skonis. Jau šitą yra tekę ragauti. Tai yra kaip pica, bet ne pica, labai minkštas daiktas. Pokačyje. Jeigu matysite, prašau, ragaukite, imkite. Čia buvo Dianos reportažas iš Lidlo. Ne, meluoju, dar ne viskas. Protein chips with bacon, protein chips. Ten proteino skyrius yra daug didesnis nei bet kurioje Lietuvos parduotuvėje. Man nespėjus net pagalvoti, Mantas jau atplėšė šiuos batonėlius. Atrodo šitaip, aš nekandau, čia Mantas kando, I swear to God. Oh my God. Date bars with coconut shreds and chocolate. Labai primena tuos ro batonėlius. Man labai skanus, primena tikrai Bounty. Nice, ačiū labai. Cantaloupe? Cantaloupe, yeah. Ai, cantaloupe melon. Jie toks biškai, ar palgesnis, aš nežinau. Reiva paušina eina į trasą tam, kad palaikytume velnišką greitį šiandien. Man tai jupi. Na toks becukris dalykas, o čia yra cukrus. 3 Energy Complex. 4,8 gramų. Čia nedaug. Estamos en dance. Jaučiu. Mantai, as an intruder, what do you think? I didn't do nothing wrong. Okay, lovely. Yes, coffee is coffee. Mes buvom. I'm gonna eat. Finally. Yes. Šiaip žiauriai kieta vieta. Labai primena Pauko turgų. Kandaužyta lėkštė, tik dabar, kai pradėjau filmuoti, supratau. Va, paragauk. I will. Atsėsim į mašiną ir tu nulūš. Taip. Toks ir planas. Šiandienos pietus. Ar tai yra viena skaniausių sriubų, kurias yra tekę valgyti? Absolutely. Jau paragavai?
Tai be abejo, labai gera. Tarsi nuoširdžiai. Iš kur yra? Pauk, čia yra ir adresas to pačiu. Tikiuosi sufokusuos. Jep. Čia ir adresas, ir suma, ir žodžiu viskas, ką reikia žinoti. Sekantis nuostabus daiktas, ką ragausime šiandien, ne? Čia graikiško stiliaus, žiauriai gražu, žiūrėsim ar žiauriai skanu. Maistas tai čia 10 iš 10. Pas mane 5 net netai. It is very nice. Panašu, kad čia man pasisekė su maistu. Štai kur Mantas užsimanė lipti. Ar labai esi pasiruošęs? Nu, važiuojam. Stebėsim Mantą iš galo. Taip, kai aš sakiau terasą, kur aukščiau pasilipti, aš gal labiau turiu omeny kokį pastatą, o ne kraną. Tokie atradimai smagiausi, kur žinai. Zbignevas ir Ješišis. Kabinoj va gyvenę balandžiai. Bet vaizdas tai geras. Norėčiau kada padirbti krane. Mano močiutė dirba. Va mūsų kompanionai. Noriu visą laiką, noriu. Pamiršau traukti pilvą, kai šitą dariau. Laikykimės. Ai, padarom ačiū. At that point we didn't know that we're gonna climb this shit. That was a good idea. It's nice. Jau prasidėjo lietus. Mes laukiame lietaus. Mes nelaukiame, bet jis jau čia. Svarbiausia šiandien išgyventi audrą.
Gavome žinutę, kad reikia ieškoti šelterio, nes nusimato didelė audra. Tau gavai, tave Aš gavau rūpinas, žinutę, jo. man- Telija manim bent rūpinas, tai Telė2 apšė nesirūpina. Ai, Laikas kolageniniam gėrimui, kurį Mantas išrinko. Grapefruit Rose skoniu, zero sugar ir low calorie. Turime 16 kalorijų. Labai jaučiasi grapefruitai. Paragauti. kai tikėjausi kažkodėl to gazuoto. Žinai, tas vitaminizuotas vanduo, Ai, nu. tai vat labai arti šito. Spėjai su greipfrutu. Jep, pink grapefruit and mint. Labai malonus gėrimas, 10 iš 10 rekomenduoju. Mesti elementus ir išsitiesti visą savo vyrišką energiją, nes juk gražiausia, kai yra ryški moteris. Taip gerai matyti. Eksperimentai tęsiasi. Įdomu, rekomenduočiau. Greičiau. 4 iš 10. Labai neįprastas skonis. Sprendėm, kad alus su tokiu liepžiedžiu biškį kvapu. Nuostabus protein čipsai su bacon. Greičiau. Nulį rodo. Tokia kaip pilno grūdo duonelės. Ne, man tai žinai kaip ką, kaip keptą skūrą odą kiaulių skurdintą. Šiaip galim, 7, 8. Aš 6 vertinčiau.